Latvija šiandien atvarė į Sudervės alpakų ūkį. Šiandien ir vėl gyvūnų terapijos diena. Mūsų pasitiko Viktoras, pats šeimininkas. Ir dabar gal truputėlį papasakokite, kas čia dabar prie mūsų priėjo, pavyzdžiui. Šitos alpakos vardas Bielka. Bielka. Ten iš galo šokoladė. Šokoladė. Čia krysis. Aha. Šitam krysiui 6 mėnesiai, čia berniukas mūsų. O visa mūsų istorija prasidėjo nuo sūnaus, jisai turi autizmo spektro sutrikimą ir mes važinėjom alpakų terapiją į Lenkiją su juo. Taip ir atėjo mintis turėti savo alpakas, atvežti tą mintį atidaryti alpakų terapiją Lietuvoje. Matau, kad čia yra dar pas mus palapinė, ar čia? Čia terasėlė. Šitą Pavėsinę, atsiprašau. Vaikų gimtadieniam su alpakom. Mes atskirai ten jokio mokesčių neėmėm, tiesiog žmonės sumoka už apsilankymų bilietą ir gali čia ir grilint, pagrilint kažką, tai pasidėti, pabūti su alpakom. Atšvęsti gimtadienį ir pabūti tarp gyvūnų, taip? Taip, šiaip mes skaitomės kaip mišrus ūkis. Čia ir šitakį grybus galit pamatyti. Čia vasarą auga arbūzai pas mus, praeitais metais virš tonos surinkom. Ten didelį vaikų žaidimų aikštelę planuojam. Žodžiu, jau koncepcija tokia, kad vienu maksimum būtų 2-3 šeimos. Kad su kiekviena šeima pabendraut, kad galėčiau prižiūrėti vaikų. O kodėl būtent pasirinkot alpakas? Čia toks gyvūnas, jisai, aš skaitau, kad terapinės, nekelia rūpesčių, kažkokių tai ypatingų. Labai ramus gyvūnas, pas mane čia vaikai vaikšto, mano vaikai, sveitimi vaikai, pas mane rami galva, žinau, kad nieko neatsitiks, kitose ūkiuose gal kitaip, bet pas mus alpakos draugiškos, ramios. Sakote, kad reikės greitai jau kirpti, ne? Ir ką toliau? Po mėnesio mes kažkur tai kirpsim. Alpakas praeitais metais kvietėm kirpėjus, yra specialūs kirpėjai, kurie atvažiuoja apkirpa alpaką. Ta vilna jinai ypatinga, nealergizuoja, mes patys perdirbam, jau paskui parduodam gaminius. Laikas čia su gyvūnais taip greitai praeina, žinokite, jums apie nieką nereikia rūpintis. Paprasčiausiai paskambinat, atvažiuojate ir būnate su šitais mielais gyvūnais.